kiek jūsų darbą veikia mados ir kiek jūs pats reaguojate į madas? Tos mados, jeigu mes pasuktume laiką, iš tikrųjų, tas laikmetis, kai Rūta ir jūs jo neatsimena, tai yra 40-ieji, 50-ieji metai. Po karo, pavyzdžiui. Taip, po karo. Krūtis, didelė krūtinė, kur dabar mes tokias krūtinės apskritai mažinam, buvo graži. Buvo, jeigu jūs atsiverstumėt net ir erotinius žurnalus kažkokius, tai tos krūtis ten buvo kaip seksualumo kažkoks tai kultas. Tai ta mada visą laiką kažkokia tai egzistuoja. Bet taip, šiandienai visi nori atrodyti natūraliai. Ir tai, kas buvo būtent prieš 10-15 metų, kur mes, moteris ateidavo ir norėdavo tam tikrą prasme parodyti, kad aš galiu sau leisti plastinę chirurgiją. Šiai dienai tai yra priešingai. Visi slepia tą, visi nori pasakyti, kad aš atrodau natūraliai, niekas nemato, man patinka mano kūnas ir aš laimingas to. Kartais net tai yra dirbtinai slepiama ir sakoma, kad ne, aš to nesidariau, nors kiti ir sako, kad mano krūtinė yra didinta.